Sveiki, sveiki atvykę į mano vlogą. Kviečiu jūs kartu praleisti su manimi dieną. Šiandien pas mane bus diena tokia labai naminiai reikalai, bet aš manau, kad jūs suprantate, kai esi mama dekrete ir dar besilaukianti mama. Net ne dekrete, vaiko priežiūros atostogose, bet jau taip pat ir dekrete, tai žinoma, kad tavo gyvenime labai daug kažko aktyvaus nebūna, o būna kažkokia tokia naminė rutina ir kažką tai reikia joje išvelgti, kad neišprotėti. Šiandien pusryčiams nusprendžiau padaryti varškėtukus. Tai aš darau labai paprastai, aš imu vieną pakelį varškės, įmušu vieną kiaušinio trynį, bet šį kartą aš kažko tai užsisvajojau ir įmušiau visą kiaušinį, dėl to man nelabai gavosi pati forma varškėtukų, nes kada įmuši visą kiaušinį, jo būna šiek tiek per daug ir jie gaunasi tokie skystesni ir juos suformuoti yra sunkiau. Tai, kaip jau minėjau, vienas pakelis varškės, vienas trynys, koks vienas šaukštas gal cukraus pudros ir 3 šaukštai miltų. Tada šitie pabarstau miltų ant lentelės ir jau tada pradedu formuoti savo varškėtukus. Tai tokie jie pas mane gavosi. Tikrai neidealus, tokie šiek tiek pavažiavę, bet čia sakau dėl to, kad reikėjo įmušti tiesiog trynį, o ne visą kiaušinį. Pabarstau viską cukraus pudrą ir nešu pusryčius savo mažyliui. Šiandien beje mano rytas prasidėjo labai smagiai, atvyko kurjeris, atvežė mano labai lauktą siuntą, iš tikrųjų laukiau labai ilgai, nes čia yra juodojo penktadienio užsakymas, o gavau aš jį tik po 2 savaičių. Praktiškai kaip iš Temu. Tai noriu parodyti, ką nusipirkau štai tokį krepšelį, ten aš laikysiu laidus pakrovėjo, kad nesimatytų virtuvėje. Labai norėjau tokio nedidelio, kompaktiško. Na, o čia paėmiau tokias įžymės Pinteresto, net nežinau, servetėlės, ar kas čia yra tokie kaip medžiaginiai padėkliukai, labai dabar populiarūs, tai tiesiog užsisakiau 4, noriu pasižiūrėti, kaip jie man prigys. Taip pat paėmiau štai tokią advento žvakytę, jinai tai tikrai labai graži, labai faina, labai esu patenkinta šito pirkinuku, aš jį naudosiu tikrai kasmet. Tai jau tokia puikia investicija į ateitį, sakykim taip. Tada nusipirkau dar žvakių, tai tokias populiarias, tokias vingiuotas, lenktas, baltas ir tokias tamsiai žalias. Taipogi paėmiau 2 matinės. Na ir pasipuošti vaikams šventėms, taip pat paėmiau drabužėlių šiek tiek, tai dukrytei paėmiau tokią baltą suknytę, labai subtili, minimalistinė, tikrai labai gražiai atrodo. Na ir dar paėmiau tokią raudoną, jinai šiek tiek blizganti, mano dukra kaip tik norėjo kažko blizgančio. Ir taip pat sakė, kad jai labai patinka rankovės, sako, jos atrodo kaip gėlytės, tai likom abi patenkintos. O sūnyčiui savo paėmiau štai tokį bodžiuką ir kartu tokias kelnytes, manau, jisai toks bus labai fainas, toks kalėdinis nykštukas su šitą aprangą. Dar paėmiau plonų petkelnyčių šventiniam laikotarpiui dukrytei ir taipogi savo paėmiau juodas, tas tokias mamiškas ir taip pat kūno spalvos. Sau taip pat dar paėmiau štai tokį skarmaliuką. Nežinau, jis man kažkaip patiko, man patiko tos pūstos rankovės, pagalvojau, kad kalėdam kaip tik tai, ko reikia, kad man įlystų savo pilvuku. Ir dar paėmiau štai tokią rožinę. Aišku, jinai visiškai nesižiūri, nes jinai išlyginta yra, bet aš būtinai ją užsidėsiu ir kažkuriame video jūs mane pamatysite. Sveikos merginos, pas mus jau šiandien kita diena. Aš šiek tiek padirbėjau. Mano sūnelis šiek tiek buvo numygęs pusvalandukų, pas mus šiandien saulė taip šviečia, taip gera, nes iki šiol buvo tos tokios neaiškios dienos, nei saulės, nei sniego, tiesiog pastoviai tamsų, niūrų ir labai nesmagu. Dabar laukiu Barboros, turiu atvažiuoti Barborą, einu susirasti piniginę, nes turiu atsiskaityti su kurjeriu.
Mes be nuotykių neapsieinam. Atvažiavo kurjeris, turėjau su juo atsiskaityti. Viskas, niekada taip daugiau nedarysiu, iš karto, kai darau užsakymą, susimokėsiu, bet vakar tiesiog skubėjau, tai žodžiu. Pagalvoju, nu atsiskaitysiu vietoje. Nes atnaujinau kortelę savo, bet jinai kažko pasirodo, ten nelabai atsinaujinau. Dabar stovėjau prie jo, tenai spausdaliau tos kodukus, kad tik atsinaujintų ir galėčiau susimokėti, nes kitaip niekaip. Bet pavyko, tai va, džiaugiuosi, kažkaip, vis tiek labai nejauku, nes kurjeriai jie visą laiką skuba, jie turi daug darbo ir čia užlaikiau, taip nemalonu, negaliu, ką pirkau. Nežinau, įdomu, neįdomu, bet dažnai aš matau, kad pasidaro video kitos merginos, kurios veda panašią tematiką, tai tada ir aš galiu parodyti, tai pradėsiu turbūt šiek tiek nuo pirkau savaitį. Tai mėsytės paėmiau, tai čia yra vištienos ketvirčiai, tada vištienos šlaunelių mėsa, 2 pakeliai, buvo akcija ir aš visą laiką stengiuosi paimti būtent šitą žalę, nes čia rašo, kad čia be antibiotikų, nors tikiuosi taip ir yra. Tuomet vištienos krūtinėlės 2 pokai, dvaro pienas ir kritinėlė, nes kritinėlę aš dažnai ir daug kur naudoju, tai man visą laiką reikia, kad jinai būtų. Tada paėmiau vieną pakelį šimpuliukų, tai čia gal sriubą įmesti. Nes aš jų, pavyzdžiui, kepti tai kažkaip nemoku, man nesigauna, bet aš kartais būnu skubyti įmetu, išvergiu, tada normaliai. Dar paėmiau kiaulienos ir jautienos faršo, tai tiek iš mėsytės, tada dar dešrelių, kalakutienos šitų kumpių ir pakelį koldų, nes manau, kad mažylis jisai mėgsta visai koldų, tai aš būna, kai žinote, nėra jėgų ar idėjų, ar tiesiog nieko nėra, o jis nori jau valgyti, tai būna išverdu, jam vis normaliai pavalgo. Tada blynai, pas mane vaikas viską valgo, žinot, aš esu mama, kuri duoda viską, jam 2,5 metų ir aš skaitau, kad jau normaliai gali valgyti viską. Paėmiau šiek tiek krevečių, nes buvo akcija. Noriu kažką šiandien padaryti, iš vis galvoju, pas mane čia moliūgas stovi. Galvoju, reikia man jį turbūt sudoroti, padaryti kokią moliūgų sriubą ir ten įdėti šiek tiek krevečių, kad būtų skaniai. Taip pat paėmiau, čia kas pas mane, šviežia žuvis, kokia čia žuvis. Čia yra atlantinių menkių filė, aš tiesiog noriu ją paimti, paėmiau nedaug čia. Padaryti vaikam tokių žuvies kotletukų, šiandien yra penktadienis, mėsos kaip ir nereikėtų valgyti, tai vaikam noriu kotletukus padaryti, savo su vyru noriu padaryti sriubytę su krevetėmis ir galbūt irgi kotletuką ir mum liks. Taip pat paėmiau bulvyčių trynas, kartais mėgstam su vyru ten, kad būtų tiesiog. Su vyru paskanauti, kartais būna svečių atvažiuoja, tai va vaikam, žinote, ten jas prie kokio kotletuko ar kokio kepsnelio, tai mėgstu, kad būtų vaisiai, tai aš visą laiką kažką panašėjimu. Šį kartą tik paėmiau papildomai dar brokolį ir kalafiorą, nes buvo gera akcija ir aš pagalvojau, kad reikia man juos susmulkinti ir susišaldyti maišelius ir turėti tokius paruoštukus. Tada gerai, iš eilės, ką aš paėmiau, tai agurkai, kalafioras, pomidoriukai maži, tada brokolis, salierai, citrinos, citrinų labai daug suvalgom, sugeriam, nes dabar, kai visi sirguliavom ir panašiai, va čia nelabai gera mano idėja, matot. Kažkaip nepasiseka, žinot, bet su citrinom tai man visą laiką praktiškai įdeda kokią prastą. Tada paėmiau mandarinai faini atrodo. Tada morkyčių, čia šitie, žinot, kas čia kininis kopūstas, mažiukas tik tai, tada svogūnų, noriu padaryti irgi, jeigu liks krevečių, tai norėsiu padaryti cezario salotas, atsiprašau, ten vaikas žaidžia su maišu, bananai nelabai tokie dideli, bet labai gerai va vaikams, kaip tik po bananų iš kur suvalgyti, nes būna pusę, žinot, suvalgo, pusę palieka, tai mane tada nervina. Tada šampinionai pas mane visą laiką irgi turi būti, avokadai,
geri, rytoj bus jau geri. Ir vynuogių. Tai va, toks mano vaisių ir daržovių krepšelis. Aš visą laiką stengiuosi daugiau vaisių ir daržovių paimti, nes dabar į nėštumo pabaigą labai man norisi ypač vaisių. Ir daržovių norisi, kad būtų, nes vis tiek reikia vaikus maitinti, tai norisi jiems duoti kažką. Nesveiko nupirkau ir ką nupirkau iš pieno produktų. Žodžiu, nežiūrėkit, kad tiek daug saldumynų. Iš tikrųjų, man tiesiog jau labai nėštumo galą norisi saldžiai. Tai aš bet ir imu čia daugiau man negu vaikam ten ar kažkam, bet aišku yra kas ir vaikam. Irgi, nes jie irgi nori pasmaguriauti, o aš esu tokios nuomonės, kad šiek tiek galima. Tai gerai, tai rodau, ką aš paėmiau. Tai aš paėmiau prie arbatos. Nu čia vat grinai aš žinokit savo, prie arbatos. Prie arbatos, bet kartais duosiu ir dukrai, nes būna jinai paprašo kažką nori įsidėti į mokyklą, į pietų dėžutę, tai aš būna kartais ten 1-2 kartus savaitę duodu kokį šokoladuką arba kokį kinderį. Taip pat vaikam paėmiau po Mel, nes buvo akcija. Tada paėmiau kelis sūrelius, bet sūrelius dažniausiai aš valgau. Ir vaikams po tokį jogurtuką paėmiau, kartais jie nori. Taip, tada paėmiau varškės užtepėlę šitą, tada paprastos varškės pakelį vieną, šiaip dujimų vieną paėmiau, nes dar vienas yra. Paėmiau sūrio, grietinės, čipsų, nes čia yra penktadienis, gal kokį filmą pažiūrėsim, duonytės, javainiukų, kakao. O, prabangiausias pirkinys. Viskas gerai. Ikrai. Paėmiau ikrų. 6,99. Ir silkutės. Tai čia gal šiandien aš suvalgysiu. Ryžiai, grikiai. Tokie vat pirkinukai pas mane mergaitės daro. Dar neparodžiau, tai vanduo. Ir paprastas vanduo, žalia giria ir birutė, bet birutės kažkaip nematau, tai atrodo, kad tik žalia giria. Pažiūrėsim. Ir paėmiau savo vatos lampunėlių ir šiukšlių maišų. Bet įdomiausias dalykas, pasižiūrėkit, aš buvau užsakius šaltai rūkytą kermošiaus nugarinę, ką man atvežė. Man atvežė kažkokį tai paštetą. Mes tokių dalykų nevalgom, todėl aš nežinau, reikia... Aš dar niekada, nerašiau Barborai, bet aš parašysiu, nes čia grinai, visiškai, kaip tai. Ir tokios duonos lazdelės, dieve. Vis dėlto birutė ją atvežė, aš tiesiog nepamačiau, tai va, bet nežinau, su tuo paštetu, tai ką daryti, nes mes jo net nevalgysim, mes tokio maisto nevalgom, kažką kito būtų įdėti dar, bet kada įdeda, ką tu iš vis, tikrai nevalgai, tai, nežinau. Noriu šiek tiek išsivadyti šaldytuvą, nes vis tiek kažkur kažkas yra nubėgę, ten kažkokios generalinės tvarkos tikrai nedarysiu, dėl to, kad neseniai mes tvarkėm šaldytuvą kartu su vyru. Pas mus toks šaldytuvas, žinot, mes jau kai nupirkom namą, jis buvo, tai čia ne mes įpirkom, jis yra, aš nežinau, mes iki tol turėjome Samsungą, kuris buvo toks no frost ir ten, pavyzdžiui, nesirinkdavo joks vanduo, nieko, o šitame renkasi vanduo ir čia taip keista, mes pradžio galvom, kad jis sugedo ir išsikvietėme meistrą, bet meistras pasakė, kad ne, čia viskas gerai, tiesiog ten yra tokia skylutė, kurią reikia karts nuo karto pravalyti, atitirpinti tą šaldytuvą ir panašiai. Ir žinot, dabar aš galvoju, mes turbūt prieš 3 mėnesius kokius jį tvarkėme, prieš 4 ir jis sako, reikia kas pusmetį. Tai pusmetis tikrai nepraėjo, o aš jau matau, kad vėl renkasi tas vanduo. Mane labai erzina šitas šaldytuvas, jeigu aš norėčiau, kad mes naują nusipirktume. Nes, nežinau, man ta drėgmė tokia, pastoviai reikia valyti, pastoviai reikia tvarkyti, tas labai daug laiko užima, kad jūs suprastumėte, pačiam dugne, kur tie tokie, kur tos tokios dėžutės, ištraukiamos.
ten tiek daug vandens susirenka, kad man reikia 3-4 virtuvinių rankšluosčių, kad tą vandenį iš ten surinkti. Labai man nepatinka šitas hobis, bet kol kas yra kaip yra, nes jeigu mes norim keisti šaldytuvą, galimai mums reikalingas baldininkas, nes dabar mes žiūrim pagal matmenis, tai nelabai randame būtent šių matmenų šaldytuvą, kad pakeisti. Tai nežinau, nebent rasim pagal matmenis tinkantį, tai tada jo, bet kol neradom, tai tiesiog naudojame šituo. Ir mane jisai, tai sakau, kartais būna siūtina. O aš pereinu prie daržovių ir vaisių, noriu juos sutvarkyti. Aš mėgstu, žinokite, viską išsiplauti visada, nes kai viskas yra išplauta, sudėta, paruošta, tada žinau, kad šeimos nariai prieis, paims ir tikrai suvalgys tos vaisius, daržovės, nes kai būna neparuošta, tai niekas, žinot, nesivargina ten paimti, nusiplauti tos vynuogės ir panašiai. Aš šiaip mėgstu viską nuplauti, ir bananus, ir mandarinus, aš tam naudoju tokį purškiklį, kuris yra skirtas vaisių ir daržovių plovimui. Nuplovus viską būtinai reikia nusausinti ir sudėti. Taip pat šiandien noriu sutvarkyti daržoves, kurias aš noriu užšaldyti. Aš nusipirkau tą kalafiorą, brokolį, jau kai pasakau jums, ką aš užsisakiau iš Barboros, kad turiu tokių planų. Tai taip pat noriu ir tuos ir tas daržoves sudėti į maišelius ir užsišaldyti, kad vėliau prireikus išsitraukti. Nors prieš tai sugalvojau, kad reikia man šitą moliūgą sudoroti, kažką su juo padaryti, nes jis ten stovi, jis tiesiog supūs, bet prieš tai maža kavos pertraukėlė. Aš mėgstu gerti kavą su medum ir grietinėlę, noriu išgerti kavos ir jau šiek tiek pažaisti su mažyliu pabūt, nes jisai jau nori mano dėmesio ir nori taip neblogai. Čia aš jau atsigėriau kavos ir grįžau prie darbų. Aš sugalvojau, kad reikia iš moliūgo išvirti turbūt sriubą. Dabar toksai viral receptas, kai viską sudėti, visokias daržoves, kokias turi ant blėko, ten pabarstai druskos, kažkokių tai prieskonių, mano atveju tai bus raudonėlis ir juodieji pipirai. Ir taip pat pašlaikstysiu viską alyvuogių aliejum, įdėsiu į orkaitę ir kai viskas man sukeps, išimsiu ir tiesiog sublendinsiu ir bus tokia sriubytė. Šiandien dienai man ir vaikučiams. Grįžtam prie mano jau paruoštukų tokių, kuriuos reikia užšaldyti, tai viską išploviau, supjausčiau ir sudedu tiesiog į paprastus maišelius. Labai noriu nuvažiuoti iki Ikėjos, nusipirkti normalių ten tų skirtų šaldymui, kad būtų galima, žinote, uždaryti, bet vis kažkaip nėra to laiko, jėgų pas mane tiek jau irgi nebėra, kad po tą Ikėją tenai daug bastytis, nes vis tiek jau Ikėja tai yra pusės dienos reikalas, bent jau man. Tai viską susidėjau į maišelius ir dabar sudėsiu į šaldiklį ir turėsiu savo paruoštukus visokiam sriubytėm, košytėm, vaikams žinote, kad kažko tai pridėti, kad jie daugiau kažko naudingo suvalgytų. Tai vat.
Man jau darosi labai sunku su šitų įgarsinimu, dėl to, kad pas mane toks didelis tas pilvas darosi ir man tikrai taip kvėpuoti sunku, dar reikia kalbėti. Aš jau tokia pavargus jaučiuosi, bet važiuojam toliau. Dabar reikia man sutvarkyti žuvytę, aš nupirkau žuvytės kotletukam jau kaip minėjau, tai noriu juos pasidaryti. Aš tiesiog žuvytę sutvarkiau, išėmiau kauliukus, odytę nulupau ir viską sublendinau. Taip pat batoną pamirkiau pienę ir paprieskoniavau, šiek tiek įtarkavau sviesto, kad būtų sultingesnesni, nes šita žuvytė ganėtinai tokia sausoka yra, pasakysiu jums. Mergaitės turėjau šiek tiek baigti filmuoti, nes mažylis pareikalavo mano dėmesio ir, žodžiu, jis jau pakybo man ten ant kojo ir man reikėjo viską daryti kartu su juo ir man buvo taip sunku, tai aš nenufilmavau viso proceso, bet parodysiu, kas man gavosi. Žiūrėkit, užas nubėgo. O jo, aš čia pasikasiau savo akį, tai biškį geriau. Mergino, štai tokia mano sriubytė, tiesiog viską sublendinau, kas pas mane iškepė orkaitėje ir įdėjau kelias krevetes, kurias pasikepiau ant sviesto su česnaku. Tai labai skaniai pavalgėm, o taip atrodo kotletukai, aš specialiai perpjoviau pusiau, kad jūs galėtumėte pamatyti kaip viduj. Merginos, viskas, mano šiandienos vlogas turbūt jau ir baigsis šioje vietoje. Tik ką norėjau parodyti, žinot, aš iš ten užsisakiau šampūną ir kondicionierių. Pasižiūrėkit, kokio dydžio jie atėjo. Čia kosmosas yra. Oh my god. Bet, žodžiu, aš labai rekomenduoju jums pabandyti parsisiųsti iš kiniečių. Nekreipkitėmės, pas mane visur nubyrėjęs tušas, aš jau viskas, aš jau turiu eiti miegoti, nes man labai miegoti, nors aš nugarą skauda, belenkaip. Bet grįžtant prie šampūnų, labai rekomenduoju, ypač su imbieru. Mergaitės, užsisakykite, čia yra stebuklas, jums taip atstatys plaukus, jums joks prabangus tenais, prabangiausias šampūnas to nepadarys ir atsiauginsit ir viską susitvarkysit. Tai va, aš dabar tokius bandžiau, nežinau, būtent šitie ar bus geri, aš juos pirkau Temu, nežinau kaip teisingai tartai. Testuosiu, jeigu bus geri, tai duosiu rekomendacijas. Tai va, viskas mergaitės. Aš nusivalau makiažą, greitai į dušą ir miegot. O jums sakau, iki kito karto. Man visą laiką vakarais patinka suteikti savo bent kažkiek laiko, žinote, savo rutinai. Dėl to, kad ryte to laiko niekada nėra, nes kai aš jau atsikeliu, aš būnu viena su vaiku. Ir vienintelė mano proga, tai ten kažkiek 14 minučių savo skirti vakare ir aš stengiuosi jas skirti ir merginos, jūs būtinai taip pat skirkite savo tą laiką. Prašykite savo partnerio, kad jis pabūtų su vaikais. Taip būna visko, vaikai įsisiautėja vakarais, maniškiai irgi taip pat. Jie ieško mamos, maniškis jau ten stovi po durimis bliaunam, bet aš vis tiek noriu atskirti savo tą minutę, išsivalyti tos dantis, nusiprausti veidą švariai, pasitepti savo mėgiamais kremais ir tada eiti miegoti ir tiesiog suteikti savo tą rūpestį, primenant savo, kad aš irgi esu žmogus ir man irgi priklauso laikas savo.